Vienas sveikos mitybos šalininkai ir sportininkai, kurie amžinai skubat ir važinėt, kaip aš taksistė dirbu jau amžinai ir neturit laiko pavalgyt. Tai atradau nuostabų dalyką, kurį matyt žmonės jau prieš 100 metų yra atradę, bet aš tik dabar atradau. Suradau tokį fainą dalyką ir dabar darausi namuose, va tokį va, mix gogal-mogal. Žodžiu, čia yra trinti vaisiai ir brinkintos čia sėklos. Tai kitaip tariant, gauni ir cukraus energijai ir gauni iš čia sėklų baltymų ir riebaliuko biškį gauni, skaidulų belekie gauni ir skranduką užkiša ir sotumo jausmas atsiranda ir šiaip energijos tau turi. Tai čia pavyzdžiui iš vaisiukų tai esu dėjusi pusę mango, kažkas apie 205 gramų lupto ananaso, 3 geltonieji kiviai, košę dėjau dar pusę obuolio ir 1 apelsinas. Nu ir va čia jo sėklų. 2 šaukštai išbrinkinta 300 gramų vandenuko, tai 300 ml jopšik man. Žodžiu, įsipili vandenuko, įdedi čia, išmaišai į šaldytuvą ir palieki minimum 4 valandom, kad išbrinktų. Nu ir tada visą tą pliurzą supili į vaisius, sutrini, va į buteliukų susipilsti ir volia. Belia kur važiuoji, va visą buteliuką čia 500 ml išgeri ir soti ir laiminga. Nedėkokit.